Labą dieną. Na, aštuntokis. Jūs dalyvaujate projektuose, ar ne? E-twinning? Ar laimingos esate? Kadangi dabar yra e-twinning savaitė ir mes iš tikrųjų darome daug renginių, tai aš noriu jūsų paklausti, koks e-twinning projektas yra geras? Na, Gabrielė gal. Yra įvairiausiai įdomus e-twinning projektai. Mes ten išmoksime naudotis įvairiomis programomis, atliekame labai įdomią veiklą. Na, kokią įdomią veiklą? Būtent, kokį nors pavyzdį galės duoti? Pavyzdžiui, mes bendraujame su kitomis šalimis, kai naudojame tokiamis programomis, pavyzdžiui, Voki, Movie Maker, Photostory, Animoto. O tai labai įdomu, ko gero šitomis programomis nesinaudojate per informacinių technologijų pamokas. Ne, tik išmokame dalyvaudami e-twinning projekte. Aha, tai smagu. Na, Monika, o kokia tavo nuomonė apie gerą projektą? Bet kokiame e-twinning projekte mes galime lavinti savo kalbą, rašinėdami su savo bendramžiais iš kitų šalių. Na, būtent, iš kokių šalių, sakykime, taip labiausiai susiradote draugų? Iš Turkijos, Italijos, Prancūzijos ir viskas. Ir viskas. Ir aš manau, ateityje jūs iš tikrųjų tą draugystę galėsit vystyti ir kai baigsite mokyklą, ar ne? Na, kokia tavo nuomonė apie gerą projektą, Dominika? Aš manau, kad e-twinninge mes susirandam naujų draugų, įgyjam naujų pažinčių, su kuriais mes projektuose papasakojame apie savo šalis, apie save, apie savo veiklą. Apie kokią veiklą pasakojai? Pavyzdžiui, apie mūsų mokyklos kokią nors veiklą? Apie mūsų mokyklos istoriją, kur mūsų mokykla yra dalyvavus kitose projektuose, ką mūsų mokykla vysto, ką, nežinau, mes esame pasiekę. Ko pasiekė? Taip, labai smagu ir ko gero daug Europos šalių žino mūsų mokyklą, ar ne? Iš tikrųjų, 22 šalis jau pažįsta mūsų mokyklą per būtent e-twinning projektinę veiklą. O kaip jūs, mergaitės, pasiskirstote pareigomis, kai kuriate projektą? Mes ėmame visus dalykus, tos, kuriuos mes mėgstame, pagal mūsų pomėgius, pasiskirstome darbais, tiek, kiek mes kiekvienas sugebame padaryti. Aišku. Ir ko gero, esat pačios patenkintos sukurtais produktais, ar ne? Na, Goda, o kokia tavo nuomonė apie gerą projektą? Aš sutinku ir su Monika, ir su Dominika, ir su Gabrielė. O svarbiausia, kad e-twinning projekte mes puikiai praleidžiame laiką. Na, o ateityje dar manote dalyvauti? Kaip aš žinau, jūs jau esate 3 projekte, ar ne? O ateityje, kai išeisite gimnaziją, dar dalyvausite? Būtinai. Būtinai, ar ne? Nu, ačiū merginos už jūsų mintis. Iš tikrųjų buvo smagu su jumis pasikalbėti ir linkiu neprarasti tos ugnelės, dalyvaujant projekte ir be abejo populiarinant savo mokyklą. Ačiū, sėkmės. Taigi dabar norėčiau pakalbinti projektų koordinatorės Asta, Elena ir Jolanta. Na, tavo nuomonė, Asta, koks projektas yra geras? Aš į e-twinning veiklą įsijungiau prieš metus ir nors mano patirtis yra pakankamai nedidelė, bet aš supratau, kad projekto sėkmę lemia glaudus šalių partnerių tarpusavio bendradarbiavimas ir aktyvumas. Manau, kad tai yra pagrindiniai sėkmės dalykai. Na, o aš pati esu labai dėkinga ir savo kolegėms, ir ypač savo partneriam iš Turkijos, kurie labai mielai dalinosi savo patirtimi ir padėjo man tobulinti savo įgūdžius. Aš supratau, kad nereikia bijoti klausti, tartis ir prašyti pagalbos. Na, smagu. Elena, o tavo nuomonė? Mano nuomonė, sėkmingas projektas yra tada, kada mielai įsijungia į jį ne tik mokytojai, bet ir pirmiausia vaikai, kuris yra paprasta savo tema, prieinamas jiem ir jie noriai jame dalyvauja.
Tai manyčiau, tai yra pagrindinė sėkmė. Na, žinoma, mes vykdydami projektą visada susikūrėme su partneriam šalim bendrą tikslą ir jeigu jį sėkmingai pasiekėme ir įvykdome dar daugiau, tai manau, kad šita veikla yra pati sėkmingiausia. Ką mes ir patyrėme vykdydami bent keletą jau projektų. Vaikai vykdo noriai projektus pas mus nuo pat 5 iki pat 9 ir manau, kad vykdys juos, kadangi veikla yra užkrečianti ir maloni. Ačiū, labai smagu girdėti tokius žodžius. Na, Jolanta, o tavo nuomonė? Aš labai sutinku su Asta ir Elena ir noriu pridurti tik tiek, kad labai yra partnerių aktyvumas svarbus. Jeigu partneriai aktyviai įsijungia, tai tas projektas ir yra sėkmingas. Aš labai daug tokių turėjau projektų, kurie prasidėdavo, bet pabaigos nebūdavo. O turėjau 2 sėkmingus projektus, tai yra, kur bendravo mergaitės labai su kitom šalim vaikais, Skype'u, Facebook'e ir turi kontaktus, toliau bendrauja. Ačiū. Mokinius ir mokytojus kalbino e-twinning konsultantė Aldutė Kazlauskienė, Plungės akademiko Adolfo Jucių pagrindinė mokykla.